Laida Svajonių sodai šiandien kuria svajonių aplinką sergančiam 11 metų Sauliukui iš Vilniaus rajono Sudervės. O dabar daugiau patarimų jo tėveliui Vytautui. Keliukas pas mus neišgrįstas, išsausėjusių periodų, tos dulkės vis dėlto pakyla. Tai nežinau, sakant, kokiu sprendimo būdas, arba ateiti kelią susitvarkyti, o gal kažkokiu yra kitokiu pasiūlymu. Mes kaip tik šiandien laidoje turime mokslininkus, Kazimieras Mikulskis. Kokie būtų jūsų patarimai? Šiuo klausimu mūsų firma, sukūrė tokį preparatą antidulkį, kuris, pagamintas vandeninio riebalinio emulsijos stabilizuotos, principų. Ir kada, norim mes jį panaudoti, tai šitą priemonę, reikia suplakti prieš naudojant. Tada jį supilam 10 litrų vandens. Palaiščius kiek laiko tos dulkės nekyla? Apdorojus keliuką gal kokią per sezoną porą kartų, jisai visą sezoną laikys. Čia priklauso nuo kiekvieno keliuko stovio tenai. Vienas būna labai smėlis grynas, kitur būna akmenukai, žvėriukas koks, tai čia priklauso nuo to. Su juo galima ir nupurkšti ir statybų aikštelės, ir galų gale net ir patį asfaltą. O jo maždaug išeina taip kvadratui kokią nuo pusės litro iki 2 litrų, tirpalo. O sakykit, lietus nenuplauna jo? Ne, lietus nenuplauna, kadangi tas riebaliukas, jisai visien ta plėvelė būna paviršiui. O dar klausimas, kaip jis su žolyte draugiškas? Ar? Labai draugiškas. Kadangi čia nieko nėra kenksmingo. Tai kaip matome, kol kas keliuko jums tiesti nereikia, kol kas asfaltuoti nereikia, nes jau bent porą mėnesių dulkių nebebus. Čia tokių yra, kur turi sodybas, kur gražiose vietose turi sodybas ir prie keliuko ten pravažiuoja mašina. Ir iš tikrųjų nėra malonu, kai to dulkės pakyla, sėda ant augalų, ant gėlių, ant namo. Tokiose vietose problematinėse tai tikrai reikėtų panaudoti šitą antidulkį, kad netrukdytų poilsiauti tos dulkės. Želdynų dizaineris Tautvydas Gurskas su komanda jau baigia kurti svajonių kampelį mūsų laidos herojui Sauliui. Saulamiestį tvirtovę. Kaip gynybinė siena, čia augs saulėgrąžos ir sauleniai. Aukštuose mediniuose vazonuose gausu vitaminų. Čia augs braškės, žemuogės, šilauogės. Netgi salotos, žydės gėlės. O įėjimas į tvirtovę sukurtas iš sedulos ir ievos šakų. Tautvydai, tai Saulės mieste jau bus žirnių tuoj? Taip, tai pro žirnių tvirtovę vos praeisiu, taigi žirniai tokie apsauginiai geri, jie saugos visus vartus mūsų. Ir dabar dar mes sukombinavom, dar padarysim vėliavą, pats Saulius gal užrašys ir nupieš vėliavą savo. Štai kaip turėsime Sauliaus vėliavą? Tikrai taip, kaip miestas be vėliavos savo, ar ne? Tokio nebūna tvirtovės be vėliavos. O štai dar vienas Tautvydo Gursko siurprizas. Žodžiu, daug dovanų jau gavot, bet dar ne pabaiga. Tau specialus namukas gražus. Čia gyvena putpelės. Dės ir kiaušinių ir tu turėsi jas lesinti, pažiūrėk. Reikėtų truputėlį šieno. Ir dabar tu turėsi kiekvieną dieną atvažiuoti, pamaitinti jas, surinkti kiaušinius. Gerti pilt būtinai. Gera dovana. Siurprizas. Ką tėveliai galvoja apie tokią puikią dovaną? Aš manau, kad visų vaikų svajonė turėti gyvūnėlių. Ar tai paukštelių. Reikėtų būtinai turėti ar tai triušių, ar vištyčių, vištų, ar galų gale putpelių. Jos daug vietos neužima, daug lesinti nereikia. Apskritai fantastiškas, toks netikėtas augintinis. Tikrai niekad nesitikėjau. Dar namuką galėsi nudažyti savo spalvom. Kad čia atsiras toksai gyventojas. Sauliaus miestas sužavėjo ir mūsų konkurso nugalėtoja Evelina Sašenko.
Taip, ir iš tiesų už mūsų nugaros yra ir braškių, žemuogių. Ir žemuogės, ir, žodžiu, visko. Ir gėlės žydės, ir akį džiugins, ir galima ir nusiskinti, ir į burną įsidėti. Žodžiu, labai smagu. Ir tie paukšteliai, nu, čia dar vieni gyventiniai šitų namų. Aš manau, kad labai man patinka. Ir aš noriu. Smagu labai būti šituose namuose pas šitą gražią šeimą. Tvyro ore kažkoks toks, aš jau sakiau mūsų šeimininkiai, kad jinai yra kažkokia labai gera, nes tas gėris kažkaip, nu, vat, persiduoda, ne? Tokia ramuma, toks gėris ir taip net norisi ir dirbti, ir padėti, ir kad tik jiems būtų nuo to geriau. Tautvydas Gurskas Sauliukui sukūrė iš tų pačių ievos ir sedulo šakelių specialią pavėsinę, kurioje atvažiavęs su vežimėliu jis galės stebėti, kaip gyvuoja jo putpelės. Tautvydai, Saulės miestas jau įrengtas. Aš niekur nenoriu eiti iš čia, aš čia pabūsiu. Aš irgi. Sauliukai, ir tau patinka. Mes savo žiūrim, kaip tos vištelės lesa, kapt, savo atsigeria, mes savo gerai gėrime, žiūrim, viską matom, viską žirniai auga. Čia užaugs didžiulis moliūgas ant tų vištelių apaugs. Čia bus šilauogių, čia prieskonių. Man labai patinka jūsų sugalvota pavėsinė, Sauliukui. Labai originalu ir paprasta. Čia būtų ir žiūrėti į putpelės. Ir aš manau, tiem vaikam labai įdomu yra patiem fantazuoti, patiem padaryti, duoti pagalių krūvą, ar ne? Ir jie galėtų patys sustatyti, patys surišti ir apdėti medžiagą kažkokią. Tai yra vaikų fantazijos, jos yra beribės tikrai. Ir nebijokit duoti tokių dalykų ir tegu jie žaidžia, tegu kuria. Tikrai atsirado galbūt vietelė Sauliui su draugais ateiti, pabūti. Pasistatysime šią savo krėsliuką, kuris iki šiol kaip ir nerasdavo vietos. Kaip ir be vietos iš tikrųjų buvo. Ir matau, iš veiduko švyti ir tikrai jisai čia nais pritaps ir bus mėgiama vieta. Jau po filmavimo Sauliaus tėveliai sakė, jog berniukas labai patenkintas padovanotų miestu. Ir juo norėtų pasidžiaugti kartu su savo naujais draugais, kurių tikisi susirasti tarp laidos Svajonių sodų žiūrovų. Tad rašykite Sauliui šiuo elektroniniu paštu. Norim padėkoti ir jūsų kūrybiniai grupiai, norim padėkoti ir fondo Algojimas, kuris mus prisiminė. Ir norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti mūsų šeimos gydytojai Laritai Budrienį, Karoliniškių poliklinikos, kuri labai tiesiog nuostabi, labai mumis rūpinasi, labai mus globoja, labai nuoširdi, labai rūpestinga. Dar kartą ačiū visai komandai, tikrai nuostabiai praleidom laiką, tikrai nuostabų rezultatą matome. Saulius turbūt kiekvieną dieną turės rūpestį dabar, lesinti, prižiūrėti ir tikrai matyti kiekvieną dieną atsimins ir jūs visus. Ačiū Jums. Taip pat kaip Vytautas ir Indrė, aš noriu padėkoti šiai nuostabiai Svajonių sodų konsultantų komandai. Ačiū Tautvydo komandai, ačiū Viktorui, ačiū Mantui, ačiū visiems, kurie šiandien dalyvavo mūsų laidoje. Labai ačiū šiai nuostabiai šeimai už tą optimizmą, kurį jūs skleidžiate, už tą grožį, kurį jūs kuriate. Labai mums malonu su jumis susipažinti, labai gera ir labai išliks šilti prisiminimai apie jūs. Ir pabaigai mūsų konkurso rezultatai. Štai dar vieni nugalėtojai naujakuriai, kuriuos prieš savaitę apdovanojome Zapyškio medelyne. Ir štai mūsų vieni iš nugalėtojų tai yra naujakuriai. Jurga, Robertas ir Armandas. Sveiki, sveiki, labai malonu su savo žiūrovais susitikti. Sveiki, aš Aušra. Labas. Ar žiūri laidą Svajonių sodai? Taip. Ar pernai dalyvavote mūsų konkurse? Tik tai šiemet pabandėm laimę ir nusišypsojo laimė. Nes iš tiesų matėm jūsų nuostabų namą, o aplinkai dar tiesiog pritrūksta laiko, ar ne? Jinai galėtų būti tvarkoma dar galbūt kitais metais. Dar noriu paklausti, kas jums įdomiausia mūsų laidoje? Tai pačios tos idėjos, visas procesas, kaip atnaujinti ar padaryti, sukurtą visą sodą ar apželdinimą ar patį kiemą. Labai įdomu ir pas visas žvaigždės, kur jūs vaikštot, pažvelgti pro tą tvorą aukštą, kas ten vyksta, kaip ten yra. Labai daug idėjų semiamės iš jūsų.
Jurgai ir Robertui Marcinkenams iš Vilniaus rajono Zapyškio Medelyno želdynų dizainerė Ingrida Vainauskinė sukūrė projektą Vizualizacija, pagal kurią naujakurių šeima galės papuošti savo aplinką. O štai ir pirmosios dovanos šiai aplinkai. Labai norėčiau jūsų puikiai šeimai, tokiam puikiam sūneliui, pradėti formuoti sodą, bet sodą pradėti formuoti nuo rojaus obels. Yra toksai augalas kaip rojaus obelis, kuri nuostabiai žydi pavasarį ir tuo pačiu visą vasarą turi raudonus lapus. Prašau, bus ir oboliukų rojaus. Labai dėkoju. Kas mėgsta oboliukus? Kaip tik labai patinka visi šitie žiedai, tai labai gražu. Labai ačiū. Mano palinkėjimas būtų labai paprastas, kuo greičiau įsikurti, greičiau nei sakėt iki kalėdų. Ačiū. Įsikurti kuo gražesnį kiemą. Tai mes kaip Mocevičiaus firma Ginalas norim jums padovanoti vieną iš įrankių, kurių būtinai prireiks nuo savam kieme. Labai dėkojam. Labai dėkingi. Ačiū labai. Prašom. Labai ačiū. Tai šis trimeris bus pirmasis jūsų įrankis, kurį jūs tiesiog dabar jau galit prie įėjimo. Jo, praktiškai pačiu laiku. Labai kaip tik galvojau kažkada, kad reikėtų jau kažką pasiūlyti, kad nusipjaut žolytę, kad kol tėtis dirba, mes su Armanduku galėtume ant žolytės pasivartyti. O visiems, kurie dalyvavo mūsų konkurse, pagaliau ta gera žinia. Zapyškio Medelynas, mūsų konkurso rėmėjas, visiems, kurie siuntėte nuotraukas, savo aplinkos nuotraukas ir balsavote už žinomus žmonės, Zapyškio Medelynas jums suteikia iki 30% nuolaidą augalams. Aš manau, kad tai puikia dovana visiems mūsų žiūrovams, kurie galės pasipuošti savo aplinką. Taigi linkime jums puikios vasaros, puikių įspūdžių ir iki pasimatymo rudenį. Kai jos visus tekės, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidą pristato, kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui.